Albanija. Maža šalis su tokia ilga atmintimi, kad jei sienos kalbėtų, jos tikriausiai paprašytų atostogų. Pradžioje čia gyveno ilirai, tvirti kalnų žmonės, tada atėjo romėnai su keliais, amfiteatrais ir savo tvarka, po jų Bizantija, tada arabų jūrų reidai, nes žinoma, Viduržemio jūroje niekada nebuvo nuobodu. Vėliau pasirodė Venecija, pastatė bokštus, sustiprino uostus ir pasakė, šitą pakrantę dabar mūsų. Prekyba, laivai, strategija, viskas labai rimta. 15 amžiuje į sceną įžengė Skanderbegas, žmogus legenda, kuris 25 metus vienas laikė frontą prieš milžinišką Osamo imperiją. Maža šalis, bet charakteris begalinis. Po jo 500 metų Osamo valdymo, religija susimaišo, kultūros persipina ir vis tiek kalnai stovi, žmonės laikosi. Ir 1912 metais Florija paskelbta nepriklausomybė ir nuo tada monarchija, karai, komunizmas, izoliacija, trumpai tariant, ramybės mygtuko niekas nerado. Ir šiai dienai Albanija stovi su romėnų arena, venecijietiškų bokštų, mečetė ir bažnyčia tame pačiame horizonte. Maža šalis, didelė istorija ir charakteris be pauzės mygtuko. Jūsų palaikymas man didžiausias variklis judėti tolyn. Iki pasimatymo.